Mes dabar padarysim tašką. Tau į kairę, man į dešinę, bet tau tik tai nuo to bus geriau. Bijau pažvelgti į akis, bijau už tai, kad tada pabėgau, bijau, kad ją susargdinau. Prizų, koks prizas? Taip, piniginis. Piniginis? Taip, tu privalai. Aš dalyvausiu ir aš laimėsiu. Šneka, kad visi patenkinti, ar ne, kad jo nebebus čionais. Rusas važiavo į Airiją, prašė Vilnių, sako, tu tikit Sudarnį. Sudarnį. Labas rytas. Labas rytas. Bairė, negirdėjai, prieik. Papusryčiau. Nenoriu. Undinėlė. Ateik, Živilė. Tai kur čia žiūriu, šiauši? Ai, pabėgiot buvau. Pabėgiot? Oi, kokia suknelė. O paskolinsi man tokių žvejybą, iš vienukų? Girdi išaugus kokiai. Galiu ranką duoti. Nereikia čia tų komentarų, gerai? Man biški gaila Živilės, iš tikrųjų matosi, kad jinai yra nenuotaikoje. Vakar prarado žmogus darbą, natūralu, o jie visi kaip susitarę, ima ir puola ją. Baigit, ko čia dabar prisiknėsat prie ją? Rūpinkite savo reikalais, gerai? Taigi jinai suaugus moteris gali daryti, ką nori. Ir apskritai, jinai vakar neteko darbo, turėkit sąžinės, taip užsipulti jau čia. Taigi jinai turbūt greičiausiai nuėjo pasilinksmino, užsimiršno, natūrologiją. Ievos elgesys moteriškas ir žmogiškas, nuotaikos keičiasi kaip kojinės, dažniau turbūt. Vieną dieną nekenčia Živilės, kimba į atlapus, vėliau gina. Normaliai. Mes norėjom tik paerzinti Živilę, aš nesuprantu, ko jinai čia užsiraukė. Anksčiau būdavo viskas normaliai, galėdom pabazarinti, o dabar... Aš tikrai blogai pasijaučiau, kai Ieva pradėjo mane ginti. Iš vis, jeigu jinai žinotų, kur aš praleidau naktį, tai mane turbūt nudėtų. Nelyskit, prašau. Čia aš vengiu. Aš nenoriu, kažkaip. Živilė, aš vakar buvau tikrai labai bloga draugė. Tavęs neišklausiau visiškai. Nieko pamiršęs. Ne, negaliu pamiršti. Tu esi pats man artimiausias žmogus šitam lofte, ar supranti? Ir, aš turiu tau padėti, negaliu palikti tavęs nelaimėje. Jeigu tau kažkas yra blogai, tai tu sakyk, aš tave visą laiką palaikysiu. Aš jau ir taip blogai dabar jaučiuosi, o dar Ieva atėjo ir vaidina geriausią draugę. Ir supratinga, aš negaliu net į akis jai dabar žiūrėti. Kažkaip Živilė visą laiką būdavo tokia stipriausia iš mūsų, kuri mažiausiai rodydavo savo jausmus. O dabar jinai visiškai palūžus, aš dar tokios jos nesu mačiusi. Ir sunku patikėti, kad darbo praradimas ją galėjo tai paveikti. Nereikia, man žinok, viskas nesvarbu dabar. Ne, kaip nesvarbu, aš nežinau net kaip tau padėti. Ateik. Never, brangioji, viskas bus gerai. Suresi darbą naują, aš nežinau, tai yragi milijonas tų tatuiruočių salonų. Ai, nerasi, nesvarbu, aš dabar noriu, žinok, pabūti vieną, lysti dušą, išsimaudyti, žinok. Suprantu. Man žiauriai gaila Živilės, aš negaliu, mane taip graužia sąžinė, kad aš vakar jos neišklausiau ir nebuvau kartu su ją. Bet dabar jau viskas, tikrai, nuo šiol visą laiką būsiu šalia jos. Bet turėk omeny, kad mes visą laiką būsim šalia tavęs. Taip? Okay. Visą laiką. Ir mes esam tavo geriausi draugai, tavo šeima. Ir visą laiką būsim šalia. Visą laiką. Gerai. O dabar man reikia vienai. Tikrai? Gerai. Bet jeigu ką, tai žinai kur. Šūdas, visiškas šūdas, nesąmonė. Kaip aš dabar gyvensiu šitam bute? Ieva tikrai negali sužinoti, kad aš praleidau naktį su Leo. Blemba, ir kaip aš galėjau Živilę anksčiau abejoti, kai jinai norėjo mane perspėti dėl Leo. Aš taip puldavau ant jos, o jinai tiesiog buvo tikra draugė. Labas rytas, kavutės?
Kodėl? Todėl, kad jau taip visą naktį neinu užmig. Tai dar geriau, atsičiūkinsi pagaliau. Elektrytė. Žinai, tu vis galvoju apie sutikimą. Ką pasakyt, ką man mama pasakys. 4 metai, žinai, ne diena. Aš irgi prastai sutariu su savo šeima. Mes mažai bendraujam. Bet reikia kartais atsiribot, kad galėtum gyventi savo gyvenimą. Bet bent jau gali turėti draugus. Ta šeima, kurią pats pasirenki. Oi, man atrodo, mama lygiai taip pat parinasi kaip tu. Tai viskas bus gerai. Minusiukas, minusiukas, pliusiukas. Žinai, Bus gerai viskas. reikia tikėtis, kad viskas bus gerai. Reikia tikėtis, jo. O jeigu labai parinėsi, aš galiu nuvaryti kartu su tavim ir užpildyti pauzes. Nejaukės. Nori? Ne, turiu pati išmokti tvarkyti su savo problemu. Nueisiu pati viena, reikia kažkiek ryžto įgauti. Taip? Jėga stipritų? Labai gerai. O dabar varau tau kavos daryti. Kokios nori? Nenoriu, Alina, taip jau. Bet žinok, po to nieks nepadarys, aš jau varau į darbą. Na, galvok. Geros dienos. Ačiū, Alina. Tikrai nenori? Aš jau išeinu. Turi 3 sekundės. Alina. Geros dienos. Nuk. Labai daug minčių sukasi galvoje. Kažkaip ir nesinorėjo, kad mane šeima rastų, bet ir faina būtų, kad jie būtų arčiau. Nors aš su jais ir nebendravau, bet aš visą laiką apie juos galvoju. Aš neįsivaizduoju, kaip dabar jaučiasi Laura, bet tikiuosi, susitikime su mama jinai išliks stipri ir jos susitaikys. Durys atidarytos. Jonai! Jonai, ar tu girdi mane? O. Tu ką, mane ignoruoji? Sorry, priklausiau biški. Mes turim bėdą. Ugnė ruošiasi išsikraustyti, pusę savo kambario surinko. Kas tai per velnias čia dabar užėjo? Tai va svaigsta, pastoviai svajoja apie tavo tą loftą, ką tu jį čia prišnekėjai? Palauk, nesnervuok. Tiesą pasakius, aš visiškai nenoriu, kad Jonas kalbėtų su Ugne, bet jį manęs visiškai neklauso. Aš jau viską išbandžiau. Aš šiandien būčiau pagalvojęs, kad Ugnė taip greit paims kažkur ir įsikraustys gyventi. Jį visą tai suvokė žymiai paprasčiau, negu iš tikrųjų yra gyvenime. Man, pavyzdžiui, tai nėra katastrofa. Daiva mano kitaip, aišku. Jinai suaugusi, suprask. O kas čia tokio, kad jinai dabar... Kokia jinai suaugusi, kad tu man čia vėl nesąmonė Visi vaikai svajoja atskirai gyventi. Ką tu jai čia šneki pastoviai, kad jinai svaigsta, dieną naktį man ramybės neduoda. Kaip čia faina tavo loftė gyventi. Ir mesgi norėjom atskirai nuo tėvų gyventi. Ir jinai, tai yra natūralu. Pusė jos klasiokų gyvena atskirai, kas namuose būtų, kas kažkokį bendravimą. Visus savo daiktus jau surinko, ruošiasi panelės žygiuoti. Ką tu man čia šneki? Šiaip dukra yra labai žiauriai užsispyrusi. Ir jeigu kokią mintį pasigauna į galvą, tai iš jos neišmuš jokių kolų. Ugnė jau dabar turi problemą. Jeigu jinai dar ir išsikraustys, tai tikrai tai blogai baigsis. Aš čia nepriko. Aš kai jai tada sakiau, kad nesaugusi, žinok. Tai tu jai čia prišnekėjai apie tą atsakomybę, ne? Jinai ten jinai netaip suprato mane. Jinai visą tai priėmė asmeniškai ir labai tiesmukiškai. Tai tu galvo, kad tu šneki kitą kartą. Aš ten turiu omeny, kad jinai tiesiog, žiūrėtų į savarankišką gyvenimą rimčiau biškai. O jinai matai kaip suprato. Susikrovė daiktus dabar, Bliamba. O kur jinai dabar yra? Kur jinai dabar yra? Aš ją mokykloje palikau. Bet jinai ten turėtų dabar būti. Žinai ką? Davai aš atvarysiu, kai jinai bus grįžus iš pamokų, gerai? Aš asmeniškai dar su ją pasikalbėsiu. Viskas, ką tu gali. Ir žiūrėk, kai atvažiuosi, kad man daugiau neprišnekėtum nesąmonę. Dėl to aš ir nenoriu, kad Jonas bendrautų su Ugne. Jis jai pastoviai kala kvailas idėjas į galvą, o mūsų su ją ryšys silpnėja. Kaip sekasi? Sekasi, blogai sekasi. Kur tu čia parinės, tu čia dėl Danieliaus? Taigi viskas tvarku, aš neįsiu. Dabar staiga įdomu, ar ne? Tau dabar staiga įdomu, dėl ko aš parinuosi. Vakar tai niekam nebuvo įdomu, dabar visiems įdomu. Kas, kur, kaip, kada. Tai būtent dėl to pas tavį ir Jonas man įdomu.
Taigi aš pakalbėsiu su juo, viskas bus gerai. Nereikia man iš vis su juo kalbėti, aš iš vis net dėl darbo parinas, nenoriu šnekėti. Visgi turiu tokius draugus, kurie manim nuoširdžiai susirūpinę, bet aš net negaliu pasakyti, kas man iš tikrųjų yra, kodėl man taip liūdna. Blema, kaip aš galėjau klimti tokį šūdą, kaip galėjau būti tokia kvaila. Nu tai kas jau tokio nutiko, taigi tu man gali pasakyti. Kas nutiko, man iš vis reikia paimti, susikrauti daiktus ir čia, man atrodo, nežinys iš čia. Nu, nemanau, kad tai būtų teisinga. Tai paimtum paprastai ir išvažiuotum, mes tavęs taip lengvai nepaleisim. Man atrodo, kad paleisit. Živilė, taigi aš atėjau tam, kad tu man svarbės. Nu, būkime atviri viens kitam. Čia nematau, ką čia reiks lėti. Kad tu žinotum, kaip aš prisidirbau iš tikrųjų. Aš permėgau su Leo. Nu, va, humoras visada yra. Aš nejokauju, aš tau rimtai kelias. sakau. Man iš tiesų rūpi Živilė. Bet kai jinai pasakė, kad permėgo su Leo, nu, aš visko iš jos tikėjausi, nu tik ne šitos nesąmonės. Ir dar iš karto šitai pasielgti, kai Ieva išsiskyrė su Leo. Permėgo su Leo. Kada permėgo? Ir visai nesidžiaugiu, ir visai nesididžiuoju, ir iš vis tai yra didžiausia klaida ever. Pala, čia rimtai dėl to? Taip. O kaip Ieva, tu pasakėjai jai? Nepasakiau, kada aš tau jai pasakysiu, iš vis aš net neketinu jai sakyti. Dar nepasakėjai? Tai kaip, tai jinai turi sužinoti, koks Leo yra asilas. Kaip tu gali paimti ir nesakyti? Taigi matai, kaip jūs gerai sutarė dabar? Man atrodo, ir taip aišku, kad jis yra asilas. Čia net nereikia sakyti. Žis seniai buvo aišku, ir seniai jai reikėjo nutraukti santykius. Bet tu matai, kad jinai netiki. Tu jai turi pasakyti, tu ką dabar tylėsi ir nieko nesakysi, šitas intrigas kelsi. Pas mus namuose nebus šitokių dalykų, tu jai turi pasakyti. Čia iš vis vien intrigos ir tikrai ne aš jas keliu. Nu tai gerai, tu galėtum viską ištaisyti ir pasakyti. Kaip suaugęs žmogus pasielgi. Lemba, Gabrieliu, dar skaitosi, apie viską galim šnekėti, ar ne? Bet ir kaip tu galėtai padaryti, aš nesuprantu. Oi, nereikia man tų pamokslų dabar. Kodėl aš galvojau, kad galiu pasitikėti Gabrielium? Dabar dar labiau pabloginau situaciją. Man reikėjo jam nieko iš vis nesakyti ir laikyti liežuvį už dantų. So lay your hands on the left behind. We all know how it feels to be forgotten for a while. In a crowded place, trying not to feel alone. Just remember that we've all been broken once. So let's love the broken ones. Yeah. Labas. Būnė pas save? Kambarį. Reikia pakalbėti man su viena. Labas, Ugne. Nu, ko tu čia atsivilkai? Nu tik nepurkšau, klausyk, aš noriu ramiai pasikalbėti, nenoriu bartis. Ar tu gerai apgalvoji savo veiksmus, ar tu tikrai nori tenai? Apgalvojau, nu. Aš suprantu, kad tu suaugusi, tu maksimalistė nori laisva, bet tai ne tik tai malonumai Balį festivaliai, gyventi atskirai, tai yra didžiulė dar atsakomybė, rūpesčiai visokie. Tai nėra taip paprasta iš tikrųjų. Pagalvok tu gerai. Nu tai gerai, išeinu, gyvensiu viena, aš noriu būti savarankiška ir būsiu ir pats sakai, kad aš tokia būčiau. Ir kad galiu būti. Savarankiška tai yra puiku, didelė tu, nenori būti. Bet mamos atžvilgiu irgi tada elgis kaip suaugusi, nes dabar tai didžiulis yra smūgis. Nu tai gerai, gal pagaliau atsičiūkinti po tokio smūgio. Laisvė, nuostabus dalykas, aš suprantu. Aš save prisimenu. Klausyk, Kas nenorėtų ką tu čia dvasios? šneki man nesąmonės, tu atėjai padėti, ar tu nori, kad jinai laukia gyventų? Tu apšiausi, kiš gerai vieną kartą. Stra. Dariau, palauk. Aš jau nežinau, kas Ugnė per žmogus. Aš 9 mėnesius ją nešioju po savo širdimi. O dabar man taip skaudu matyti, kad jinai tolsta nuo manęs. Motina bent kartą patyrė, ką reiškia, kai už tave viską nusprendžia. O aš tai turėjau kest metus. Dabar bus taip, kaip aš noriu. Paliekam ją ramybę. Nu tegulnai, pabando. Klausyk, tu nenusišnekėk, Ugnė, stok! Galų gale aš tave išlaikau, kur tu važiuosi? Aš tau pasakiau, tu niekur nevažiuosi, ar aš važiuosiu su tavim. Vienos aš tavęs neišleisiu. Ai, daryk, ką tu nori. Aš tau pasakiau viskas, o galų gale nešauk ant manęs vieną kartą. Baig! Aš pakalbėsiu. Atšok, valgyk, supratai vieną kartą. Ugne, Ko tu dar nori? klausyk, gerai, tvarkoj. Nori būti viena, nu gerai. Aš tave palydėsiu, gerai? Tik tu gatvių. Nu, Tai ką, kad leisk, aš tave bambėtum? palydėsiu. Nu nebambėsiu. Nu tik palydėsiu. Nu man taip ramiau bus, gerai?
Gerai, tai bent lagaminą paim. O kas jau seks? Sutvarkytum man. Tai ko tu prie šaligatvį? Pati nežinau. Mama laukia stotyje, o aš sugebėjau ateiti iki čia. Tai ką vis dar bijai? Labai. Nežinau, kaip viskas baigsis. Vėl susitikti, vėl įsiskirt. Ar teks išvažiuoti. Nežinau, ką pasakyti. Yra labai daug pasakyti, bet kaip pradėti, kaip jinai reaguos, kaip aš reaguosiu, kaip reikėtų reaguoti. Daug tokių klausimų. Aš nežinau, kas įvyko tarp Lauros ir jos mamos, bet aš tiesiog manau, kad jodvi turi pasikalbėti. Turi suteikti vieną kitą šansą. O davai, einam kartu. Aš tave palaikysiu už rankos. Einam. Taip. Bus drąsiau. Einam. Einam. Pamatysi. Aš tiesiog manau, kad Laura privalo neprarasti galimybės dabar susitikti ir pasikalbėti su savo mama. Nes priešingų atveju jinai visada galvos, o kas būtų buvę, jeigu jinai būtų susitikus. Mano situacija užknisa. Atrodo, jau susikūriau naują gyvenimą, turiu naują šeimą, bet niekaip negaliu pabėgti nuo savo šaknų. She thinks she's all alone, and all her hopes are gone. And so I wrote. Suprantu, kad eiti pas Leo yra visiška nesąmonė, bet, aš tiesiog negaliu be jo. Galbūt jisai manęs atsiprašys už visą tą šūdą, kurio man primalė. Galbūt iš tikrųjų mus jie kažkas ypatingo. Labas. Labas. Kai jie atėjo, jau galvoju, bus Živilė visą tiesą pasakius apie mus. Kas čia per garbė? Man tave matyti dabar čia? Negarbė. Tiesiog jaučiausi visiškai pasimetusi, nežinau, ką galvoti, tai sumašiau, kad reikia ateiti. Nežinai, ką galvoti, ne? Nes prieš tai aš žinau, kad tu galvoji ir labai ryštingai viską buvai pasakius, ką? Tipo, eik daryk, ką nori, susirask mergą, tarp mūsų visas baigta. Aš prisimenu, ką aš tau sakiau, nereikia čia priminti dar su tokia panika. Tai dabar nežinai, ko nori, ne? O aš tau žinai, ką galiu pasakyti? Kad labai džiaugiuosi, kad atėjai. Ir nenoriu, kad viskas dingtų, kas buvo tarp mūsų ir kas gali būti. Supranti? Duok ranką. Gyvenimas yra labai gražus. Taip? Ir suspėsi dar gyventi. Kam įsipareigoti taip smarkiai? Kam tai prisirišti, ką? Spėsi dar tą suplanuoti visą savo likusį gyvenimą. Dabar, kol jauna, džiaugis. Ir aš džiaugsiu su tavim. Jeigu tik leisi. Aš negaliu patikėti. Supranti, aš atėjau, kad išgirčiau iš tavęs bent kokį atsiprašymą, tu vėl kaip logas. Tiesiog aiškini man apie kažkokius neįsipareigojimus ir panašiai. Tiesiog dar kartelį įrodė, koks esi idiotas. Ar kas nors supranta tas moteris, ko jinai norėjo? Pasiūlymą tuoktis? Ne to adreso atėjo. Ko aš iš viso ėjau, kad save dar kartelį įsiskaudinti, ten pasiklausyti jo visų tų nesąmonių. Aš nežinau, kada pradėsiu klausyti savo proto balso. Tai negi kaip ant viršaus lipti. Žinai, nebambėk, nesenis. Sportas, sveikata. Rodyk savo Tikrųjų, čia žiauriai fainas. Čia koridorius, čia kiti gyvena. Kiti gyvena. Jo, čia virtuvė, po. Apžiūrėk, pas mane. Jau sakau, toks fainas, ten ir kambariokai žiauriai faini, paprasti tokie. Ką? Tas įbiški čia daiktelį. Klausyk, Ugnė, čia tas geriausias variantas, ką tu radai? Taip, pasirinkau ir man čia labai patinka. Nors čia nieko nepakeis, bet aš jaučiuosi baisiai. Kaip aplamai čia galima gyventi? Kaip galima gerai jausis tokiam kambarį? Visgi matau, kad Jonui nelabai patinka šitas butas. Aišku, jis nori, kad aš grįžčiau pas mamą, bet to tikrai nebus. Kas čia su stolu, klausyk? O Jėzus, paliksiu tą stalą. Tok. O, sveiki. Sveika. Labas. Labas. Čia pas tave.
Nautėlė vyresnė patinka, ką? Nu, šiaip tėvukas, jeigu ką, aš esu ugnis. Tėvukas? Jo. Ir man svarbiausia, kad su ją nieko čia nebūtų. Viskas būtų ramiai. Na jo, nu, aišku, kaip aš galėjau pagalvoti, kad čia paims dukra ir apsigyvens su 2 gerom mergaitėm. Nebūtų jinai mano dukra tada. Bet tie kambariokai, nu, man tai jie tikrai pasitikėjimą nesukelia. Mes čia galvojam, gal valgyt kažką pasidaryti? O ką valgysit? Galvojam, išgert, ta prasme, pavalgyt norėjom sriubytės. Ar valgysi kartu? Nu, ką aš žinau, tai po to aš ateisiu pirmo daktį. Gerai, tai lauksim tavęs. Nu, gerai. Mažai. Tai vat. Ugne, klausyk, man reikia rimtai su tim pasikalbėti. Nu ką tu vėl pradedi, nu, kaip ir sakiau, taip ir yra. Bambiesi dabar, nu kiek galima. Gerai, nesiprašau. Aš čia gyvenu, man čia yra gerai. Leisk aš stalą tada baigsiu. Nu kam tas stalą, palik tą stalą, aš susitvarkysiu pati dar kartą, sakau, viskas. Ačiū, atnešiai, gana, iki. Gerai. Iki. Ate. Man aišku, tai visą tai nepatinka. Bet aš nieko ir pakeisti negaliu. Nu, pati taip nusprendė. Kas dabar man belieka? Nustebėti šono tik tai ir duoti suprasti, kad aš jai bet kada galiu padėti. Jėga, pagaliau pirmasis mano butas ir nebeaiškins nieks nei kaip ką daryti. Aš pagaliau laisva. Tavo ant peties verkiau, kaip man yra blogai, o tu pasinueini ir įlendi jam į lovą. Žiūrka, dinka, tik nematyčiau aš šitavęs. Traukis, šitai. Tu gali dar viską pakeisti, jeigu su manim grįši namo. Jam padariau nesąmonę. Nuvariau pasileu. Ką tu rimtai? Jo. Kai jie man pasakė, kad buvo pasileu, žiauriai išsigandau, man širdis nesustojo. Galvojau, tikrai jisai papasakojo, kas buvo praėjusią naktį. Tikėjausi, kad kažkaip išsispręsiu jo visi reikalai, bet jisai, žinai, vietoj to, kad manęs atsiprašytų, tiesiog pasakė, žiūrėti viską paprasčiau. Va, matai, koks šiknis iš tikrųjų yra. Jo, bet aš iš tikrųjų dabar va taip sėdėjau, žinai, pagalvojau, gal iš tikrųjų viską žiūrėti paprasčiau. Jeva, atsipeikėk, tau dar nepakankamai jisai nesąmonių pridarė. Nu, bet, supranti, nu, kažkaip tai, nu, negaliu aš jo pamiršti, aš esu priklausoma visiškai nuo jo, nu, buvo tiek daug gražių akimirkų, kad, na, pasitikimo su Leo iš tikrųjų buvau labai pasimetusi ir, na, aišku, gal ir ne kaip nuskambės, bet mes dabar su Živilė esame kaip ir abidvi blogoj situacijai, todėl vieną kitą tikrai suprantam ir galim palaikyti. Jeva, iš vis jisai tavęs net neprisimena, galbūt dabar net negalvoja apie tave ir vien žodžiu, negalvok nesąmonių, tikrai. Nu, bet, nu, aš suprantu, žinai, kad jisai gyveno su to Dagne, kad jisai man to nepasakė, bet, nu, bet gal iš tikrųjų jisai su ją nemiega, gal jis iš tikrųjų yra nekaltas. Jeva, aš permėgau su Leo. Leo niekada nepasikeis, o Jeva eilinį kartą nori jam atleisti ir viską pamiršti. Aš privalėjau jai pasakyti tiesą, privalėjau atverti akis. Aš tau nežinau sakyti, nesakyti, bet galų galę tau reikia suprasti, koks jis yra šiknius ir kad jisai... Ir aš žinau, kad šitoj situacijai galbūt irgi šiknė, bet tiesiog viskas taip gavosi, kad aš pasieinu jau... vakar nieks manęs neišklausė, aš nuėjau į barą, norėjau atsipalaiduoti, jisai pasitaikė visai netikėtai, aš nežinau, tiesiog taip viskas išėjo ir... Ką? Tu vakar permėgojai su Leo? Tai tu tai tu grįžai visai įsitaržęs, tu grįžai iš Leo? Aš tiesiog negalėjau patikėti to, ką girdžiu. Mano geriausia draugė permėgo su Leo, iškart man su juo išsiskyrus. Nu, čia negali būti tiesa. Jeva, nusiramink, tiesiog. Ir aš dar ėjau tavęs guosti į vonę. Apsikabinu, sakiau, kad gali manim pasikliauti, o tu buvai ką tik parėjus iš mano buvusio vaikino, nes su ją permėgojai. Tai kad būtent buvusio vaikino, Jeva, Koks skirtumas? Aš dieną prieš tai tavo ant peties verkiau, kaip man yra blogai, o tu pasinueini ir įlendi jam į lovą. Aš neįlendau. Tu esi visiška šlikštynė, ar tu supranti? Aš nenoriu, kad tu čia gyventum daugiau, niekada.
Jeva, prašau, nusiramink. Ne, tu nusiramink. Supranti, tu nusiramink ir dink iš čia. Ir daugiau niekada nesirodyk. Aš tikrai nusipelniau, kad Jeva taip ant manęs rėktų ir pyktų. Aš manau, elgčiausi lygiai taip pat. Bet tiesą pasakius, man net palengvėjo, kad aš jai dabar viską pasakiau ir jinai jau žino tiesą. Živilė yra visiška šliundra. Ta prasme, kaip jinai galėjo taip su manim pasielgti po to, ką aš patyriau. Jinai visiškai mirus man. So lay your hands on the left behind. We all know how it feels to be. Nu ką, geriau jau? Tikrai taip. Pamatysi, ištversi, viskas bus gerai. Tikrai. Girdi, Gabrieliau, bet aš gal jau žinai, ką viena eisiu. Vis tiek man reikia pačiai susitikti, pasišnekėti su mama. Teisingai. Gerai, nu ačiū tau. O šitą, o ką darom su skėčiu? Su skėčiu pasimk skėtį. Aš tai lipsiu tuo jau tik. Tu pasilaikyk. Ačiū. Okay. Čiau. Be Gabrieliaus pagalbos turbūt nebūčiau iki čia atėjus, bet likusią kelio dalį turiu nueiti viena. Žiūrėjau. Aha. Parodyk, ką moki. Aha. Skanu. Skanu? Ar tas? Oba. Tu esi visiškas pidras, visiškas šiukšlė, aš tavęs negaliu pakęsti. Aš galvojau, kad tai, ką padarei gyvendamas su Dagne, buvo pats blogiausias dalykas. Bet tai, kad permiegoji su Živilė, čia jau yra aukščiau visko. Dar vieną šliundrą čia pasisodinai, ar ne? Ir tavo ateis valanda, mergaitė. Sėsk, nusiramink, kas tai yra? Aš tikrai nieko nežadėjau. Nieko nežadėjai. Po to, ką papasakojo Živilė, aš privalėjau ateiti čia. Ta dūra Živilė galėjo ir patylėti. Nu kaip gali pradėti dieną ir pabaigti be smurto, ne? Jinai jau čia užspavydėjo, kaip tai dalintis tokiu gražiu vyru, ką su visom. Viena mažiau. Viena mažiau, bet viena daugiau. Wow, neblogai smūgiuoja, bet... Ja? Man jau patinka. Jo. Jau vis laik buvo temperamentinga ir man jos tikrai truks. Bet aš naujai pradžiai vis laik atviras, jeigu tik jinai supras, ko nori. Niekada negalvojau, kad galiu taip apsirikti dėl žmogaus, bet dabar su Leo tikrai viskas baigta. Tai ką čia Vilnių taip ilgai ir tą kavą neša? Mami, taigi ką tik užsakėm. Tuo atneš. Tai kaip gyveni? Aš tai gyvenu labai gerai. Tikrai, gyvenu tarp 6-7 žmonių, bet jie mane labai myli. Dirbu padavėja, labai fainoj kaviniai. Kava, tarp kitko, neša daug greičiau nei čia. Kodėl pabėgai iš namų? Mami, tik tu žinai kodėl. Taigi neleidot bendrauti su Mariumi, aš neturėjau kito pasirinkimo. Tu turėjai kitą pasirinkimą. Tau tiesiog reikėjo klausyti savo tėvų. Laura buvo tikrai sunkus vaikas. Dar vaikystėje viskas spręsdavo pati. Mes jai davėme labai daug laisvės. Ir dabar matau aš, kad suklydome. Mano tėvai nei truputėlio nepasikeitė. Būtent todėl aš ir išėjau iš namų. Kodėl jie negali manęs priimti tokios, kokia aš esu? Ar tai čia pasirinkimas klausyti savo tėvų? Aš norėjau pati turėti laisvę, sprendimo laisvę. Norėjau, kad jūs man patartumėt, o nenurodytumėt pirštais, ką man daryti. O dabar tu ir turi savo laisvę. Gyveni tarp 7 kažkokių naujų draugų,
savo, dirbi padavėją, prašai išmaldas. Tai čia yra tavo laisvė, kada tu galėjai puikiausiai mokytis, tugi gerai mokėsi. Tu galėjai siekti kažko tai daugiau. Ką tu pasiekėjai dabar, pasakyk man? Padavėja. O, tai nuostabu. Ar čia yra tavo tikslas šito gyvenimo? Pasakyk man, ko mes tave mokėme? Bet tu dar gali viską pakeisti. Mamita, aš tikiuosi, kad mes gražiai pasišnekėsim. Niekaip nesuprantu, kodėl visą tai taip sunku. Atrodo, ir aš myliu savo šeimą, ir jie mane myli, bet niekaip negalime gražiai sutarti. Aš tau sakau, tu gali dar viską pakeisti. Nuo šios minutės, jeigu su manim grįši namo, 10:30 aš išvykstu ir lauksiu tave stotį. Ir tada tikrai tavo gyvenimas bus teisingas. Aš tikiuosi, kad Laura susiprotės. Per ilgai mes buvome be dukters. Aš nenoriu, kad jinai sudaužytų vėl savo tėvų širdį. Būtų geriau, kad iš vis būčiau čia netėjus. Žinau, kad viskas tai baigsis. Dabar vėl likau be širdė dukra. Ką, Hebra, galėsim švęst, kada norėsim dabar, nieks nekrotų. O, tai gal dabar jau mane išmeskim iš buto, vien dėl to, kad tu nesugebi susirasti tinkamo vaikino? Kas yra? Nu, ko tu verki? По-любому laukia manęs. Po-любому. Ir alaus? Daug alaus atnešiau. Вообще. Ramiai. O, tokia, zdarova. Senai matytas. O, Kur Hebra, kur kiti? Atėjo alaus dar. Dar ateis. Dar su alum. Svarbu tu atnešiai. Gerai. Davai. Ką, Hebra, galėsim švęst, kada norėsim dabar, nieks nekrotų. Nieks svarbu, bet ką. Kada? Žinai ką, Ugnytė, už tave ir mūsų tusus. Davai. Opa! Tusinsim. Viską būtent taip ir įsivaizdavau. Jaučiu, čia pats geriausias gyvenime mano pasirinkimas. Pas mamą taip niekada nebūtų buvę. Džiaugiuosi, kad įsikraušiu iš namų. Taip, gerai, kad Ugnė savo chatą turi. Tu prasme, mes galim daryti bet ką. Dabar pirmas vakarėlis, tai iki sąmonės netekimo. Ieva? Kas yra? Ieva? Ieva, kas yra? Pasakyk. Nusiramink, kas nutiko? Kas? Ieva? Živilė perbėgo su Leo. Ką? Iš kur žinai? Tu prasme, kaip? Su Živilė? Tai visiškai šliūna. Aš norėjau matyti daugiau, tegul jinai dingsta iš šitų namų. Čia ką koks beprotnamis, aš nesuprantu, visi su visais čia. Leo su Živilė. Rimtai. Visiškai šliūna, galė, aš noriu, kad jinai dingtų. Bet kur tu žinai, gal tau pasirodė? Jinai man pati pasakė. Jinai turėjo drąsos man pati pasakyti. Aš noriu, kad jinai dingtų, prašau. Palauk, aš einu su juo pasišnekėsiu. Jinai yra? Ne, jis nėra. Aš galiu prisiekti, kad jinai čia negyvens. Ir iš Alinos reakcijos aš tikrai galiu garantuoti, kad ir kiti man pritars. Aš negaliu patikėti, kad Živilė permiegojo su Leo. Kaip jinai galėjo? Su tokiu elgesiu jinai tikrai prarado draugus šitam bute. Taip, ir aš tikiuosi, kad jinai niekada ir negrįš. Tu nusiramink, mes viską išsiaiškinsim, gerai su ją? Išsiaiškinsim, o tu nusiramink. Leo viskas aišku, jisai lopas, paskutinis yra, o Živilė jo. Nusiramink, viskas tvarkoj, mes visi išsiaiškinsim tai, okei? Aš nesuprantu, kaip aš galėjau būti tokia akla. Živilė turbūt nuo pat pradžių jau buvo įsižiūrėjusi Leo ir tik tai laukia momento, kada mes susipyksim arba išsiskirsim.
Čia tavo visi daiktai. Man atsiprašau, bet aš nevažiuosiu. Tikrai, pagalvok, aš 4 metai čia, aš susikūrus savo gyvenimą. Turiu žmonės, kurie mane myli, jie yra mano šeima. Tu visiškai išprotėjusi. Ką tavo šeima? Ką tau reiškia tavo šeima? Tu ką visiškai nemyli savo šeimos? Na, atsiprašau, gal ne taip įsireiškiau, bet jūs, mano šeima, aš jūs myliu, bet aš negaliu grįžti. Gal aš galiu tik atvažiuoti, aplankyti. Žinai, tėčiui tai nepatiks. Tu nemyli savo šeimos. Jis visą gyvenimą dabar save kaltina, ką jis tai padarė blogai, kad tu šitaip elgiesi. Atsiprašau, bet gal jūs manęs nemylit, kad man neleidžiat būti tokia, kokia aš noriu būti, gyventi man savo gyvenimą, o ne jūsų. Traukinys jau atvažiuoja. Prašau tau nuotraukytę, kad prisimintum. Čia tu, tėtis ir aš. Manau, kad daugiau tokio momento mūsų gyvenime nebus. Atsiprašau, man atrodo, žodžiai negali jie taip baisiai skaudinti, bet tai daug blogiau nei fizinis skausmas. Ar tėvai gali būti tokie žiaurūs? It was all a thrill I got locked in, but I had to go. The balcony was closed, but our minds were open, and it was touch. Feel me breathing, go on and touch. Don't think too deep in. Don't be so scared of the things you love. Diving into waves over deeper waters. Fools run far away, close enough to fall in. Whatever could say, I never could say again what I wanted. I never could see the way you O, Živilė grįžo. Kas? O, dabar jau ką čia teismui pasiruošė, visi labai gražu, super. Kas tau čia super, ką? Tu iš vis sąžinės turi? Tau egzistuoja kažkoks moteriškas kodeksas iš vis. Alina, Mes tave atkraustėm čia, priėmėm. Tu ką galvoji, kad šiaip gali kaip medūza apsivinioti aplink pirmą pasitaikiusią? Alina, ko tu čia puoli, iš vis ne tavo reikalas, gerai? Iš visų Vilniaus lochų būtent jį išsirinkai, ar ne? Oho, pareini namo ir visi mane užsipuola. Niekas su manim nekalbėjo, niekas mano versijos nežino, bet visi turi savo nuomonę. Kas čia vyksta, Hebra? Nesupratau, apie kokius čia... Kas vyksta? Mūsų katytė permiegojo su Leo. Živilė? O, taip. Živilė, tai teisybė? O mano versijos tai jau nereikia išgirsti, ar ne? Iš karto paima ir užsipuola, nežinau, kaip vanagai kokie. Kokią versiją? Nu, visko galima būti, bet Živilė, šį čia jau peržengė ir buvo šitoks elgesys. Gabrieliau, tu iš vis patilė, gerai? Man atrodo, Tau čia žinok, žmonės vienintelį tau reikėtų patilėti. Iš vis negaliu tavęs nei klausyti, nei matyti. Negaliu net gyventi su tavim po vienu stogu. O, tai gal dabar jau mane išmeskim iš būto, vien dėl to, kad tu nesugebi susirasti tinkamo vaikino, kuris tau būtų ištikimas. Klausyk, tu šitas, supratai? Aš galiu suprasti, kad Ieva pyksta ir aš jos jau atsiprašiau, bet visas loftas neturi teisės dabar taip manęs užsipulti. Galų galia čia yra mano ir Ievos reikalas. Aš jaučiuosi dabar kaip lopė kažkokia. Aš dar Živilę gyniau ir pikausi su Laura dėl jos. O jinai šitaip ėmė ir dūrė. Jo, išsvaikščiokim visi po savo kambarius. O ką, jau į akis negali žiūrėti? Galiu, Alina, galiu. O neturėtum galėt. Ai, gerai. Aišku, Živilė labai blogai padarė, kad prasidėjo su Ievos kadru, bet dėl to nereiktų jos užmėtyti akmenimis. Vis dėlto tai ne mūsų reikalas. Laura? O ką tu čia veiki, ko neini vidų? Vaikėlė, ko tu? Kas per ašaras? Kas yra? Nu, ko tu verki? O, kas yra? Kai aš pamačiau laukia sėdinčią Laurą ir verkiančią,
Aš iškart supratau, kad yra žymiai svarbesnių dalykų, negu tie mūsų kvaili ginčiai bute. Ir ką dabar jinai išgyvena, tai siaubas net pagalvoti. Mama išlėdė. Ne, vėl jam vyriu. Nematai jo sakiau, kai atėjau be lagaminų, kai jis suprato, kad nevažiuoju kur. Pilnai aš tą suprantu. Aš aplamai tau nepavydžiu situaciją tokią. Nežinau net, ką tau patarti. Kai stotyje atsisveikino su mama, visą tai kažkaip sukrėtė ir galvoje vien sukas prisiminimai iš vaikystės, apie kuriuos jau tikrai ilgą laiką net negalvojau. Pamenu, kai buvau 4 metukų ir kai jinai mane nuvedė į darželį ir reikėjo prabūti visą tą dieną ir aš žiauriai verkiau ir sakau, kad neįsivaizduoju, kaip galiu būti be šeimos, o mama sakė, kad mes niekada nepaliksim tavęs, o dabar va, aš pati, žinai, atsitraukiu. Bet, nežinau, jie manęs nesupranta, aš negaliu būti tokia, kokia esu, jie... Klausyk, nesinervuok. Šeima, žinok, yra svarbiausias dalykas ir ryšiai su šeima negali nutrūkti. Pamatysi, praeis kažkiek laiko, tu pati žengsi tą pirmą žingsnį ir eisi į kontaktą su jais. Arba jie tą padarys. Aš esu to garantuotas. Tikiuosi, bet jie netokie, žinai, jeigu jau... Nu, tėtis, ne, žodžiu, viskas, jau nutraukti ryšiai. Griežtas sprendimas, bet tikiuosi, kad bus viskas gerai, žinai. Dabar mano gyvenimas, mano šeima. Klausyk, einam malučiu, žinai, su patelė. Nu, kaip žinai. Žinoma, tuo metu aš kaip tik galvojau apie savo dukrą Ugnę, su kuria ilgą laiką nesimatėm, neturėjau net galimybės matyti, kaip jinai auga. O dabar jinai yra man labai svarbi gyvenimo dalis. Norėčiau, kad mano tėtis būtų toks supratingas kaip Jonas, nes po pokalbio iškart pasijaučiu geriau. Bet šiandien jau nebenorėčiau apie tai kalbėti. Nyte, išgerkis mane, prašau. Pasitrauk, turiu ten savo. Nu tu. O, dar vieną parnešį? Jo, dar parnešiu, bet Hebra sakė, dar atneš, O tai nebėg. pala, Tomas nesuta? Ne, jis kambarį. Kambarį? Žiūrkė, dinka, tik nematyčiau aš šitavęs. Traukis, tai. Jėti mane. Tu dar čia šakojas, bandai. Žiūrkė, Čia nieko nėra, čia viskas... kas nieko nėra, tu šliuka kažkokia čia laižeka duo. Kas? Šitas šiknis ir dar mano bute, ką jisai savo galvoja? Nu jo, ten ne kaip gavosi, bet tas bučinys nieko neįpareigojo. Aš tikiausi, kad daug neplatesnių pažiūrų bus. Mano namuose tu dar taip drįsti daryti? Dien, kad nematyčiau aš čia tavęs iš viso. Viskas, vakarėlis baigtas, einat namo. Viskas. Einat dar kažkas.
Ne taip pasakiau, Gabrieliu, nekreip dėmesio. Nobody knows how or when. Pamiršk, okei? This feeling begins just like a spark, tossing and turning inside of your heart. Tai man vienas klausimas kyla, ar pas tave, ar pas mane. Su ta pana nieko ten nebuvo iš Man vis. nieko nebuvo, tavo liežuvis jos burnoj buvo. Aš čia gyvenu, ką noriu, tą darau. Kur noriu, ten vaikščiau, ką noriu, ten valgau. Aš tau pasakau, kad tu čia nevalgysi. Kas tu yra, aš nesupratau. Apsiraminkit, du daunai. Siūlau balsuoti dėl Živilės likimo šitam lofte.